šviesos dalelių, tai yra kūrėjo dalis. Juk mes ir esam tie kūrėjai. Ir pas mus molekuliai yra va tų dalių, suprantat? Ir jos aktyvavosi. Ta prasme, mane pradėjo visur pritraukti auksas. Kaip aš save pamačiau labai įdomioj patirty. Vat kad mano ta šviesos kūnas antiek priartėjo ir aš jaučiau save antiek va to šviesos kūno, kad aš va šitą savo abaločką, va tą plėvelę, pamačiau tokį va kaip kažką tai supliuškusi. Ir tai iš tikrųjų, va tame perėjime, ką mes veikiam, tai kad žiūrėkit, 3D yra tokia, kaip pasakyti, terpė ir erdvė, kur mums viskas atrodo, kad labai viskas kieta, tanku ir gaunasi materija, bet mūsų visata nėra materiali. Mūsų visata nėra materiali. Ir kada tu pradedi išeiti kitas kažkokias tai sąmonės būsenas, ar ne, dimensijas, tugi jauti, kaip tu nejauti to kūno. Pavyzdžiui, aš išvis gyvenu, aš kūno jau senai nejaučiu. Ta prasme, aš neįskrydus, bet pas mane nėra tokio pojūčio labai, bent jau nebūdavo seniau, dabar to labiau nebėra, kad va čia tas kūnas, kad čia aš, kad aš jį visur taip jaučiu. Tai va buvo va tokia patirtis, va tas aktyvacija, va tos dieviškos šviesos. Vat, suprantate apie ką. Ir dabar va toj ketvirtoj dimensijai, eidami į 4D, mes eisim į to, kad va mūsų, nes dabar žiūrėkit, kaip yra. Įsivaizduokit, yra visata, energija, ar ne? Mes kaip didžioji dalis, vibracija, įsivaizduokit, jinai va tokia yra. O mes kaip fizinis kūnas, va toks, taškas, visatai, taškas, ar ne? Va toks kietas, tvirtas taškas. Ir mes va tuo gyvenam. Ir kada tu eini 4D, tavo tas taškas, jis pradeda tirpt, nykt.